Sveiki. Ne. Labas. Sveiki. Labas. Sveiki. Ne. Dar biškį šlifuoju, galvoju, palam. Aš kai girdžiu šitą garsą, aš bijau. Sveiki. Visus filmuoja ir jis pats nelenda į kadrą. Jo, būtent. Žiūrėsiu. Užtenka, gerai? Aš išeinu iš čia. Ne, aš tai nenau. Jau tipo pradedam. Kaip kiekvienas pilietis turi dalyvauti valstybės gyvenime, taip kiekvienas studentas turi dalyvauti universiteto gyvenime. Studento atstovybė yra vieta, kur yra daug puikių ir ypatingų žmonių, kurie kiekvienas gali atrasti savo vietą ir prisidėti prie universiteto kūrimo gerovės. Studento atstovybė man yra kaip jau ne antrieji, o gal ketvirtieji namai. Įgyti daug patirties ir kas yra daug svarbiau, padaryti daug gero kitiems žmonėms. Man studento atstovybė yra vieta, kur aš gaunu daugiau negu atiduodu pati. Studento atstovybė visų pirma asocijuojasi su galimybė tobulėti, o ko gero tai yra studento atstovybės veikla, tai puikus pamatas ateities karjerai. Studento atstovybė man yra beprotiškai artimų, protingų ir motyvuotų žmonių tarpe, kuris sugeba ir dirba instituto labui. Tai visų pirma, studentų pagalba studentams, bei daug swago. Studento atstovybė man yra labai didelė dalis apskritai buvimo universitete ir aš dabar apskritai nebeįsivaizduoju TSPMI savęs be studentų atstovybės, nes man esą yra tobuliausia vieta būti studente. Mokytis, dirbti, bendrauti su kitais. Man studento atstovybė yra stiprus kolektyvas, jauki atmosfera tarp narių ir visą laiką maloni pirmininkės šypsena. Jo, šitą gale padarys.